Dievo žodis kalba apie angelus, ypatingai šiandien apie arkangelą Gabrielių. Girdėta istorija daug sykių, beveik, ko gero, beveik visose šventėse, kai minima Dievo motina, mes klausome šią istoriją. Tačiau šiandien jinai yra mums aktuali tuom, kad Dievo motina turi angelų, vadinasi, angelų arkangelų, visų dvasinių būtybių, kuris yra dvasios, kurios gauna užduotį ir tampa angelios pasiuntiniai. Jinai yra vadė, karalienė, ta, kuri paskirsto, ta, kuri atsakinga. Ir šiam Dievo motinos mergelės Marijos titulų dedikuota mažytė bažnytėlė Asyžiuje, Italijoje, kurią tą bažnytėlę atstatė pats šventasis Pranciškus Asyžietis. Tai berods buvo jo trečioji atstatyta bažnytėlė, kurioje jisai ypatingų būdų prisiriša. Šiaip tai Pranciškui, kuris įkūręs mūsų ordiną, kuris gyveno prieš 800 metų, padarė tokią dvasinę revoliuciją žmonių pasaulyje, sampratui, kultūroje, mene, visur kitur. Čia dabar per daug į tuos dalykus nesigilinsim, bet jisai padarė ir savotišką revoliuciją dvasiniam gyvenime, priartino dangų prie šitos vietos ir per tą Mariją, angelų karalienę, per tą bažnytėlę išplito didžiulė malonė visai bažnyčiai per visus pasaulio kontinentus. Kas tai per malonė? Atsitiko taip, kad Pranciškus jau, artėja į savo gyvenimo pabaigą. Dievas, matydamas jo tokią ugnių užsidegimą, begalinę meilę, jam suteikė tokią malonę. Šiandien tokiais techniniu žodžiu būtų galima sakyti, jisai laimėjo dangaus malonės akciją. Ir akcija, nuolaidos kažkokios yra dalinamos. Čia labai didelė nuolaida. O taip, be eilės gauti visų nuodėmių atleidimą. Kaip jums nuolaida? Normaliai. Aleliuja. Tai va, šis šventasis, nežinom analogų, neturim iki to laiko, net galingi šventieji, kurie buvo iki jo, pranašai, jie niekas nebuvo gavę tokios išskirtinės malonės. O jisai gavo. Ta visa scena, jūs kai turėsit paskui laiko po palaiminimų, po litanijos, tiesiog galėsit prieiti čia, jinai yra nupaišyta. Ir ten toks vaizdas. Pranciškus meldžiasi ir jis štai mato tokį regėjimą. Viešpats Jėzus Kristus savo soste, šalia jo Dievo motina, apsupta angelų. Ir viešpats Pranciškui sako, klausyk, broli, tu mus patinki. Sakyk, ką nori, ką tau padaryčiau. Nori, kad tave į dangų, įsiveščiau. Pranciškus, čia jis ir pagavo daugelį. Jis ne apie save galvoja, kad ne tik jam būtų gerai. Ką jis ten veiks vienas pas dangui? Sako, klausyk, palauk. Norėčiau, kad visi mano ordino broliai ir seseris, pirmas ordinas, tai reiškia mes, visa komanda, čia tie pranciškonai, mažesniai broliai, sesutės Klarisės visus. Ir taip pat pasauliečių pranciškonų ordinas ir pagal tą pasauliečių pranciškonų ordiną gyvenančios visos kongregacijos, mūsų sesutės ir špitoliai, Jėzaus širdies misionierės ir nepaliaujamos pagalbos, visos kongregacijos, kurios gyvena būtent pasauliečių pranciškonų regalą, jie visi patektų į dangaus karalystę. O tokia akcija. Kaip sakant, tu čia jau Pranciškaus sužavėjai. Gerai, duosim. Tik sako, Pranciškau, tu tik tai tą reikalą, kadangi viešpats save apribojo su tais apaštalais, tu sako, nueik pas popiežių, vis tik esat draugeliai. Pasakyk jam, aišku, linkėjimus perduok, kad viešpats Jėzus Kristus siunčia tau linkėjimus,
ir paprašyk jo, kad, parašytų tą, duotų tą leidimą, kad būtų visuotiniai atlaidai ir kad žmonėms prieš 800 metų, aš noriu truputį, kad jūs taip susigaudytume biškį, prieš 800 metų, kad gautum tokius visuotinius atlaidus, turėdavai pėsčias į šventąją žemę, kuri buvo okupuota musulmonų. Arba ten, nežinau, nukeliauti į Romą tais laikais, pėsčias, ar ten su arkliuku. Arba į švento apaštalo Jokūbo kapą aplankyti Ispanijoje. Žinot, ką tai reiškia? Tai jeigu norėdavai gauti tokius visuotinius atlaidus, 50%, kad gyvas negrįši. Tai buvo rizika. Oho, o jis sutvarkė. O ką reiškia turėti šventųjų bendravimą ir užtarėjus. Jis tada nubėga pas popiežių. Popiežius tuo metu rezidavo, irgi ten lankė savo draugus, beros Perudžoj. Jis nubėga, sako, popiežiau, taip ir taip, klausyk, man reikia, kad truputį pakoreguotum, pakeistum taisyklės, nes viešpats davė man leidimą, sakė tau tik tai pasakyti, suderinti, visuotiniai atlaidai, kurie aplankys Porcinkulę. O tą mažytę bažnytėlę, kurią Pranciškus atstatė savo rankom. Popiežius sako, Pranciško, kadangi aišku, ką aš jau galiu pasakyti, jeigu jau tu turi leidimą iš paties Jėzus, aš tai tau duodu gerai. Ir Pranciškus apsisukęs, šutin į Asyžių, popiežius sako, palauk Pranciškau, dar turiu tą visą biurokratiją, ten turiu tau štampą uždėti, ai, saka, man nereikia, man tavo žodžių užtenka. O toks buvo Pranciškus, man patinka, 0 biurokratijos. Pasakė, vadinasi gipsas, padaryta. Todėl nuo šios akimirkos, kai žmonės sužinojo, kad gaus visuotinius atlaidus, prisirinko tokią galybę žmonių, o tai buvo paskelbta toji diena, rugpjūčio 2. Jūs esat irgi, nežinau, kas galbūt netyčia užėjot, tau labai pasisekė, o taip kaip tam Pranciškui. Šiandien gausi visuotinius atlaidus. Tai žmonės jie ten miniomėjo ir jis sako, taip noriu jūs visus, Pranciškus Asyžietis, nusivesti dangų. Jūs girdėjot, kad jums kas nors taip pasakytų. Tu ateini į, pavyzdžiui, Kretingą, kažkoks kunigėlis pranciškonas ateini, sako, žinot ką, kaip aš džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug atėjot. Noriu jumis visus nusivesti į dangų. Aleliuja. Negana to, čia dar ne viskas. Wow. Jis dar ten įsirūpino privilegiją. Kartą metuose. Jis turi privilegiją nueiti į skaistyklą ir visą savo chebrą, pranciškonus, kurie priklauso Švento Pranciškaus šeimai, iš skaistyklos nusivesti dangų. Ten visi, nežinau, ten kiek toj skaistykloj būna iki pasaulio pabaigos ar dar, o jis turi tokią malonę. Tai kai tą dalyką sužinojo tais laikais žmonės, karaliai, kilmingieji, visi įstojo į pranciškonų ordiną. Todėl, jeigu jūsų tarpe dar yra tų, kurie nesat įstoję į pranciškonų ordiną, paprašysim Jolantėlę, taip pat kiti mūsų ordino nariai, Arvydas, matau, yra mūsų vienas iš vadų, būtent sąrašas, gerai, užsirašot vardas, pavardė, telefonus ir pasirūpinsim, ko gero, rugsėjis derliaus metas ir priimsim į ordiną. Gali tą dalyką, bet taip atsargiai, taip per daug nesiūlykit gatvėje, nežinot, vietos ribotos, visiems žinot, iš karto čia dabar neužteks. Na ir kadangi Porcinkulė, dar turiu truputį kai kurius dalykus paaiškinti. Matot, mes, kurie pranciškonai, tą mūsų pranciškonišką žodinėlį, Porcinkulė, mes jau žinom, bet jeigu tu ėjai pro šalį ir tu užėjai klausysi, kas čia per Porcinkulės kažkokie atlaidai, buvo toks atvejis. Žmonės atėjo, sako, norėčiau pasimelsti prie Švento Porcinkulio. Šventas Porcinkulis, šitoks, sako, pas jumis kažkoks yra Švento Porcinkulio altorius. Sako, jisai užtar ir pasveiks žmonės ir į dangų nueina.
Tai noriu iš karto pasakyti, šventas porcinkulius neegzistuoja. Yra šventas Pranciškus Asyžietis, porcinkulė yra lotiniškas žodis porcione, porcija, gabalėlis žemės, kurį Pranciškui davė panaudai broliukai benediktinai, kurie buvo ta mažytė bažnytėlė. Jin ir vadinasi porcija. Mes, pranciškonai, turim tokią mažytę porciją Pakutuvėnuose, žinot, porcinkulė, Pakutuvėnai. Ir Pranciškus laikėsi, žinot, kadangi jis negali nieko turėti nuosavo, tai ta porcinkulė niekada nepriklausė jam. Jis buvo jam tuom brangi, kad jam išnuomojo. O pranciškonam laikinai davė pagal panaudą. Jeigu mes būsim pranciškonai, tapsim blogiukais, pavyzdžiui, nebesimelsim, neberasim laiko adoraciją, arba, pavyzdžiui, išvysim lauk iš, pavyzdžiui, parapijos, kad tie, kurie nori melsis adoraciją. Jeigu kas ten dar bus, visokių tokių dalykų. Jeigu tapsim blogiukais, sugesim, mumis visus išspirs lauk. Ir iš tų pakvitinų, iš tos porcinkulės, ir mumis iš šie žmonės išvarys. Tai vat, Pranciškus mylėjo tą bažnytėlę, kadangi buvo ne jo. Ten viskas jam buvo paskolinta. Ir prašė, sako, broliai, tą vietą, ypatingą vietą. Kadangi gimė visas mūsų ordinas, sako, nepleiskit jos, budėkite, kvieskite žmonės, darykite atlaidus. Trumpiau tariant, čia reikėtų dar vieną dieną tai šventėj paskirti, dar norėčiau viską jums papasakoti, bet šiam kartui užteks. Taigi, mūsų šventė tęsiasi, netrukus bus maldos, melsimės mūsų intencijom, bet po to bus Jėzaus širdies litanija, išstatysim švenčiausią sakramentą ir, aišku, suteiksiu dar iškilmingą atlaidų palaiminimą. Amen.